Sveiki bičiuliai, daug kartų rodėme apie tai, kaip įžiebti ugnį su Firesteel, Firewool ar kitokia dar tokia egzotiškesnė priemonė, bet kaip bevartytum yra pats paprasčiausias ir optimaliausias būdas, tai žiebtuvėlis. Jį pravartu turėti savo kažkokiam rinkinėlį, nešioti su savimi gamtą ir užkurinti laužą. Tai mano rankose yra pats primityviausias keliasdešimt centų kainuojantis žiebtuvėlis, kurio tikrai neverta su savimi nešiotis, nes jam dažnai lūžta plastmasinės dalys, akmenukai iškrenda velniop ar šiaip kažkas atinka, dėl ko jis neveikia. Todėl pravartu turėti kažkokį geresnį, patikimesnį žiebtuvėlį. Daugelis, ko gero, žino amerikietiškų žiebtuvėlių Zippo, bet yra ir europietiška, pavadinkim, versija, kuri nepanaši Zippo. Tai štai šis Imco žiebtuvėlis pagamintas Austrijoje. Iš tikrųjų, šis žiebtuvėlis unikalus to, kad jisai yra gaminamas vienos seniausiai, netgi senesnės už Zippo kompanijos. Jisai yra sukonstruotas pirminiai stadijoje 306 metais, po to tik po 50 metų buvo kiek patobrintas ir iš esmės nuo to laiko gaminamas toks, kaip atrodo dabar. Yra keletas netgi jo versijų, čia yra pati paprasčiausia, taip vadinamas junior žiebtuvėlis, yra kiek kitos, ta prasme, šiek tiek prabangesnis pavadinkim, ir jo veikimo principas yra labai panašus Zippo. Yra metalinės dalys, yra tiesiog užpilamas benzinu arba žibalu ar šiaip kitų kažkokių degių skysčių. Ir kaip jisai veikia? Veikia jisai, pavadinkim, tokiu pusiau automatiniu būdu. Jeigu Zippo jūs sukate tiesiog tą rutuliuką, kuris įžiebia žiežį arba uždega benzino dagtį, tai čia yra toks, pavadinkim, pusiau automatinis veikimas. Jūs paspaudžiat rankenėlę ir jinai tiesiog užžiebia žiežį. Ko toks žiebtuvėlis yra geras? Geras to, kad jis yra visas metalinis, taigi jisai dėvisi žymiai, pavadinkim, sudėtingiau negu kad plasmasinis kažkoks tai daiktas. Geras vėlgi to turi vieną tokią unikalią savybę, kad tai turi tokią švakutę, kurią tiesiog išėmę galite, nežinau, užkurti ar tai laužą iš apačios, ar nežinau, netgi pasišviesti kažkur tai tamsoje taip gana patogiai. Vėlgi, jo veikimo principas yra benzinas supilamas į štai šitą konteinerį, kurio tiesiog vatos pripildytas ir jame dagtis. Patogus to, aš čia tiesiog nešioju tą, pavadinkim, tą tokį akmenuką užkūrimui atsarginį, kurį laikau viduje, ne kažkur tai kitur. Yra modelis, kuris turi savyje netgi tą akmenuką papildomą, kaip jisai atsidaro ir keičiasi štai tokiu būdu. Tiesiog čia yra tas rutuliukas įžiebti ugniai, čia yra mažytė spiroklė ir jisai taip pat tiesiog bats ir užsidaro. Kuo geras jisai? Geras to, kad jis kainuoja iš tikrųjų santykinai nebrangiai, maždaug apie 10 litų galite tokį įsigyti Lietuvoje netgi. Vėlgi, kaip minėjau, yra tas unikalus dalykas, tai yra ta tokia žvakutė, kurią patogu pakišti po laužo ar kažkur tai kitokį. Ir kuo dar kitas dalykas yra geras, tai tuoj pat parodysiu. Jeigu atsimenat filmą Quentino Tarantino 4 kambariai, tai ten buvo žaidžiamas toks žaidimas, kai tiesiog vienas herojus padėjo ranką ant stalo ir tiesiog susilažino, kad jis sugebės 10 kartų uždegti žiebtuvėlį, nes jeigu to nepadarys, jam tiesiog bus nukirstas vienas pirštas. Tai kaip atsimenat, jam to nepavyko, o šitas žiebtuvėlis, kadangi jis yra, pavadinkim, šis žiebtuvėlis yra toks pusiau automatinis, tai tiesiog dabar pabandysim 10 kartus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veikia be užstrigimo.